Sveiki, šiandien svečiuojasi Velžyje pas kavos žmonės Arūną ir Snieguolę. Jie savo namuose yra įrengę iš kavos tirščių piešimus portretus. Tai apie tai šiandien ir pasikalbėsime su jais. Sveiki. Sveiki. Tai pradėkime nuo to, kaip kilo ta pati idėja pradėti domėtis kavos tirščiais. Na ką, geriam kavą, mėgstam kavą. Skanu ne tik tai gerti kavą, bet ir bendrauti prie kavos. Ir tiesiog geriant kavą kažkada išvirto kavos puodelis. Ir kai būna, kažką tai pradedi teplioti, terlioti ir žiūrim, kad kažkas tai gaunasi. Tai vat nuo to ir prasidėjo tiesiog tie piešimai kavos tirščiais. Kvapne kava galima mėgautis ne tik kiekvieną rytą, bet ir kurti meno kūrinius. Šie kavos žmonės Lietuvoje pirmieji, kurie naudoja tirščius, norėdami sukurti kuo įdomesnį ir originalesnį piešinį. Noras atrasti kažką savą, kažką dar neatrasto, ko dar Lietuvoje nėra buvę, nes kiek žinom, tai Arūnas kavos tirščiais tokiu būdu piešia vienintelis Lietuvoje šios piešinius. Piešimas iš kavos tirščių prasidėjo nuo netyčia išpilto kavos puodelio. Tuo metu menininkas Artūras Revotas sugalvojo sužaisti su spalvomis ir pabandyti sukurti pirmąjį žmogeliuką. Pirmasis piešinys tai buvo kas, tiesiog ant lapo išlieta kavos dėmė ir paėmus gelinį rašiklį, tušinuką, grafiniu būdu, taškeliais, brūkšneliais sukurtas kūrinys. Kaip ir anksčiau jaunystėje Arūnas mėgo piešti, pieždavo žmonės, įvairius siluetų žmonių, taip ir čia ant kavos dėmės gavosi kažkoks tai žmogaus siluetas, žmogelis, žmogiukas, todėl ir pasivadinam kavos žmonės ir iš tikrųjų sulaukė labai didelio susidomėjimo. Arūnas ir Snieguolė, kaip ir daugelis žmonių, ryto neįsivaizduoja be kavos puodelio. Tačiau išgėrę kavos puodelį tirščių neišpila, o pradeda savo kūrybą ant popieriaus lapo. Išgeriam kavą. Tada kavos tirščius ruošiam tam tikrą masę, kurią dedam ant popieriaus lapo. Jinai turi išdžiūti ir tada jau paėmus popieriaus lapą su atitinkamais įrankiais kuriamas piešinys. Be iššūkių niekaip. Menininkai tikina, kad vasara geriausias metų laikas jų kūrybai, o drėgni orai bėda piešiniams. Labai mums nedraugas yra drėgmė. Labai mes mylim saulutę, kada jinai mums šviečia, šildo, džiovina piešinius ir tai mes labai džiaugiamės. Tai vat, o iššūkiai ir būna, kada drėgna, šlapia ir nepalanku mums kurti. Kavos žmonės savo darbus eksponuoja daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių, tačiau dar nėra pripažinti tikrųjų menininkų, nors per 3 kūrybos metus turėjo 45 parodas. Bendruomenės vertina labai palankiai, labai domisi, tačiau menininkai dar nesupranta, kas tai yra per menas, nepripažįsta kaip meno rūšies ir nežino prie ko priskirti, todėl sunku dar mums prisiprašyti į meno galerijas, nes tiesiog nežino, kas čia per kūrybą. Sukurti piešinį iš kavos tirščių pasak menininkų užtrunka nuo 15 minučių iki kelių parų.